Viešpats jam tarė: jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Šiandien girdėjome apaštalų darbų skyriuje Sauliaus pašaukimą. Brangieji, šiandien noriu su jumis pasidalinti pamąstymais apie tai, ką reiškia būti Dievo rinktiniu įrankiu. Ne bet kokiu, o rinktiniu, pačiu geriausiu, ypatingu, pačiu pačiausiu. Mes dažnai galvojame apie įrankius kaip apie paprastus daiktus, naudojamus konkrečiam darbui atlikti. Tačiau Dievas laiko mus vertingus ir ypatingus įrankius, kuriuos jis naudoja savo planui įvykdyti. Kiekvienas iš mūsų turi unikalų pašaukimą ir paskirtį. Biblijoje randame daugybę pavyzdžių, kaip Dievas pasirinko paprastus žmonės, kad per juos atliktų didžius darbus. Pavyzdžiui, Mozė buvo tik paprastas piemuo, tačiau Dievas jį pasirinko vesti Izraelio tautą iš vergovės. Mozė iš pradžių nenorėjo priimti šio pašaukimo, manydamas, kad jis nėra tinkamas šiai užduočiai, tačiau Dievas įgalino jį atlikti šį darbą. Kitas pavyzdys yra Gideonas, apie kurį skaitome Senojo testamento teisėjų knygoje. Gideonas buvo paprastas žmogus iš mažos Izraelio giminės, tačiau Dievas jį pasirinko vadovauti tautai prieš midjaniečius. Nepaisant savo baimių ir abejonių, Gideonas tapo galingu Dievo įrankiu, padėjus išlaisvinti Izraelį. Iš Naujojo testamento galime prisiminti mergelę Mariją, kuri buvo jauna ir paprasta mergina iš Nazareto. Dievas ją pasirinko tapti Jėzaus pasaulio gelbėtojo motina. Nepaisant savo jauno amžiaus ir laukiančios nežinomybės, Marija priėmė šį pašaukimą su nuolankumu ir tikėjimu. Jos taip Dievo planui pakeitė žmonijos istoriją. Dar vienas pavyzdys yra Petras, žvejys, kurį Jėzus pašaukė tapti apaštalu ir žmonių žvejų. Petras, nors ir buvo paprastas žmogus, daręs daug klaidų ir net 3 kartus išsigynęs Jėzaus, tapo vienu ištikimiausių jo mokinių. Kaip ir kiekvienas įrankis tarnauja savo šeimininkui, taip ir mes esame pašaukti tarnauti Dievui. Tai reikalauja nuolankumo, nes turime pripažinti, kad mūsų jėgų ir sugebėjimų neužteks, kad mūsų jėgos ir sugebėjimai kyla ne iš mūsų pačių, bet iš Dievo. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams rašė: aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Kai atsiduodame Dievo valiai, jis mus naudoja kaip savo įrankis, kad darytume gerus darbus ir skleistume jo meilę pasaulyje. Kiekvienas įrankis turi specifinę paskirtį, kaip ir mes. Plaktukas nėra skirtas atsukti varžtus, o atsuktuvas nėra skirtas kalti vinės. Panašiai ir mes, kiekvienas turime savo dovaną ir talentą, kuriuos Dievas mums suteikė. Svarbu pažinti savo stipriąsias puses ir jas naudoti Dievo šlovinimui bei tarnavimui kitiems žmonėms. Kai mes veikiame pagal savo pašaukimą, mes tampame veiksmingais Dievo įrankiais, kurie gali atlikti didžiulius darbus jo karalystėje. Dievas nori mus naudoti, kad per mus veiktų jo malonė. Dievas nėra griežtas šeimininkas, kuris naudoja mus be atjautos ar rūpesčio. Priešingai, jis mus myli ir nori, kad mes patirtume jo malonę bei džiaugsmą tarnaudami. Kaip Dievo rinktiniai įrankiai mes turime galimybę dalyvauti jo plane ir matyti, kaip jis keičia pasaulį per mūsų darbus. Tai ne tik mūsų privilegija, bet ir didžiulė atsakomybė. Galbūt kartais jaučiamės nereikšmingi ar menki pasaulio mastu, tačiau Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų. Jis parinko mus ypatingam tikslui, kad per mus jo valia būtų įvykdyta žemėje. Galbūt kartais jaučiamės neverti, per silpni
ar neturintys reikalingų gebėjimų, bet Dievas žino geriau. Jis žino, koks potencialas slypi mumyse ir ką mes galime atlikti. Dievas nesirenka paruoštų, išmintingų žmonių. Jis paruošia tuos, kuriuos išsirinko. Mes esame Dievo rankose ir Jis nori panaudoti mus savo karalystėj plėsti, gerąją naujieną skleisti, kitus mylėti ir keisti pasaulį. Nesvarbu, kas mes esame gyvenime. Ar jaučiame stiprus ar silpni, turtingi ar vargšai, išsilavinę ar paprasti, Dievas gali mus panaudoti. Jo galia pasireiškia per mūsų silpnumą, o jo šviesa šviečia per mūsų gyvenimą. Jis šviečia, kad kiti galėtų pamatyti jo darbą ir šlovę. Tad kviečiu pasitikėti Dievu ir leisti jam veikti mūsų gyvenime. Atsiduokime jo valiai ir būkime jo įrankiais pasaulyje, kad per mus būtų apreikštas jo gerumas ir meilė. Ne tik tais visam pasauliu, bet ir šalia esantiems. Amen. Taip tebūna